Šitie epizodai yra autobiografiniai šiek tiek. Kartais aš jums pasakoju dalykus, kurie yra papuolę į mano interesų lauką. Kažkas sudomino, aš pasigilinau ir tada jums apie tai papasakojau. Kada sužinojau, kad Christopheris Nolanas kuria Odisėjos filmą, pirmas mano klausimas – kodėl? Kodėl tokio kalibro režisierių žmogus, kuris yra šių laikų Stanley Kubrickas, nusprendė kurti filmą iš antikinių Homero pasakojimų? Kodėl šitos istorijos mus taip yra užvaldžiusios ir kokia tikra istorija slepiasi po tais pasakojimais? Aš ne istorikas, nei literatūrą gerai suprantu, nei aš Homerą normaliai esu skaitęs už mokyklos ribų. Iliada ir Odisėja abidvi yra beveik 30 000 eilučių teksto. Viskas parašyta daktiliniu hegzametru. Kas 2 eilutės tu stoji ir skaitai išnašas, nes nesupranti, kas 5 žodžio. Močia mano, Laotoja, duktė pasenėjusio Alto, kuris tarp lelegų narsių viešpatauja iš seno, ir Pedase aukštam prie Satneuento gyveno dukra ir jo be kitų žmonių turėjo Priamas. Gimėm iš josios mes 2 ir galvas abiem tu nuimsi. Tai pačiat. Ta prasme, tai reikia 10 kartų perskaityti lėtai, metodiškai, su bloknotu vienoje rankoje, pieštuku kitoje, kad galėtum tada vieną kartą normaliai atsisėsti ir perskaityti ir suprasti taip, kaip parašė Homeras. Ir aš šitoj vietoj pasuoju. Pripažinsiu pirmas, kad neturiu tiek erudicijos ir proto, kad daryčiau su savimi tokius dalykus. Aš žinau, kad aš gerai skambu per mikrofoną, bet čia, žinokit, yra fenomenas pavadinimo aureolės efektas. Halo effect. Jeigu žmogus patrauklus, mes automatiškai priimam, kad jis yra geras. Jeigu žmogus gražiai šneka, mes automatiškai galvojam, kad jis supranta, ką kalba. Tai aš nelabai suprantu, ką kalbu. Ką jūs girdėsite yra dalykai iš interneto ir dirbtinio intelekto. Tai nėra tikrai istorija, tai yra entertainmentas. Bet tai bus mano pasakojimas apie tikrąją Odisėją. Dalykus ir istorijas, kurie slepiasi už Homero eilių. 1870-ieji. Vieniša figūra pasirodo ant kalvos šiandieninėje šiaurės vakarų Turkijoje, pavadinimu Hisalriko kalva. Iš pažiūros tai buvo kalva kaip kalva, pakilusi kokį 30 metrų nuo žemės, jos šlaitai buvo nuaugę žolę, krūmynais ir pavieniais medžiais. Daug tos kalvos ploto priklausė vietos ūkininkams, kurie ten ganė gyvulius ir dirbo žemę. Tačiau įgudusiai akiai ta erdvė atrodė kaip neišpakuota lobių skrynia. Vaikštant kalvos paviršiumi buvo ženklų. Po kojomis kišojo akivaizdžiai žmonių rankomis apdirbti akmenų blokai, marmuro nuolaužos ir senovės keramikos šukės. Žinantiems žmonėms ta kalva nebuvo vien tik kalva. Ji buvo specifinės formos, plokščias viršus ir labai statų šlaitai. Tai yra Telio požymiai. Telis yra dirbtinis geografinis darinys, toks piliakalnis beveik, kuris atsiranda, kada žmonės šimtmečiai stato ir perstato miestą. Figūra ant Hisalriko kalvos atsirado neatsitiktinai. Tai buvo žmogus vardu Heinrichas Šlymanas. Vokiečių verslininkas ir archeologas mėgėjas, nuo vaikystės užvaldytas idėjos atrasti Trojos miestą iš senų antikos tekstų. Keliaudamos po tuo metu buvusią Osmanų imperiją, Šlymanas sutinka britų diplomatą Franką Calvertą. Dauguma to meto akademikų tikėjo, kad Troja stovėjo vietoje vadinamoje Bunarbaši. Šlymanas ten pakasinėjo, nieko įspūdingo nerado ir jau ruošėsi nusivylęs vykti namo. Ir tada jis atsitiktinai sutinka Franką Calvertą, kuris sirgo tuo pačiu dalyku ir tiesiog lėdėjo, kaip norėjo rasti Troją, kuris jam pasufleruoja, kad gal tu, dėdė, pabandyk Hisalriko kalvą. Jis jau ten buvo pradėjęs kasti, bet neužteko pinigų ir darbai sustojo, tačiau ženklai buvo labai geri. Akivaizdžiai po tą kalvą kažkas įdomaus vyksta. Reiktų suprasti tokį vieną labai svarbų dalyką. 19 amžiuje archeologija buvo labai mėgėjiška. Buvo universitetai, turėjo savo istorijos departamentus, bet archeologijos tokios kaip disciplinos nebuvo.
Buvo istorikai, kurie sėdėdavo bibliotekose, skaitydavo dulkėtus rankraščius ir rašydavo knygas. Niekas nelyzdavo į tą žemę, nes, o kaip? Aš esu daktaras, profesorius ir ten viso takoja. Ir tada aš šiufelį į rankas imsiu. Jūs tai man norite pasakyti? Bet archeologija kaip reiškinys yra labai senas dalykas. Dar 6 amžiuje prieš Kristų Mesopotamijos valdovas karalius Nabonidas atkasė prieš tai ten gyvenusių Akadų civilizacijos rūmus. Tai buvo pirmas kartas užrašyto istorijoje, kada kažkas kasė griuvėsius ir bandė analizuoti, kas ten tokie gyveno ir kas ten vyko. Tada antikos laikais žmonės buvo labai susižavėję. Archeologija romėnai pastoviai atkasdavo senas graikiškas, egiptiečių ir etruskų razvalinas savo imperijoje ir bandydavo tai aprašinėti. Kinų civilizacijoje irgi šitas dalykas buvo nuolat kažką atkasinėdavo, tyrinėdavo, nagrinėdavo. Po to ateina viduramžiai. Baigėsi Romos imperija ir tas susižavėjimas archeologija Europoje aprimsta. Po žemyną išplinta krikščionybė, labai uždara ir gana fanatiška jos interpretacija, kuri sakė, kad visa antika turi būti atstumta ir užmiršta. Man labai miela žiūrėti, kaip visokie nacikai bando konstruoti tą naratyvą, jungti Romos imperiją prie Europos civilizacijos, prie krikščionybę, nors iš tikrųjų iki Renesanso buvo ne tai, kad blogas tonas, o daug kur draudžiama net iš viso apie antiką kalbėti, nes ten gyveno stabmeldžiai pagoniai, kurie nesimeldė vienam tikram dievui, todėl viskas, kas yra jų sukurta, yra pasityčiojimas iš dievo. Prietarų visokių buvo, kad jeigu užeisi į seną pagonišką šventyklą, dar kokį demoną ar piktą dvasią sugausi, tai buvo labai prietaringa, labai į maginį mąstymą sutelkta visuomenė. Ir viduramžių katalikybė pagal uždarumą lenktų dabartinės islamo brolyjas vidurio rytuose ir visus musulmonų fundamentalistus kartu, nes patikėkit, Osama bin Ladenas buvo progresyvus eurotolerastas lyginant su kokiu tipiniu viduramžių žmogumi. Bet viduramžiai pradeda eiti į pabaigą. Žmonės vėl iš naujo atranda antiką. Renesanse siaubingas pakilimas, žmonės puola skaityti Sokrato, Aristotelio, Senekos, Platono. Jie mene pradeda naudoti senus antikinius motyvus ir susidomėjimas archeologija vėl atsiranda. Žmonės nori pamatyti, iš kur jie atėjo. Ir prasidėjo pirmieji didėjai kasinėjimai 16-17 amžiai maždaug. Bet jokie archeologai jų niekada nedarė. Buvo turtingas dėdė, jis biški kažką šarina istorijoje, pamatė griuvėsius kur nors savo valdose, surinko kasinėjimo ekspediciją ir pradėjo rausti. Tai buvo toks aukštuomenės užsiėmimas, kuris pradėjo po truputį plisti. O tada 19 amžiai pasirodo tokie archeologai entrepreneriai. Dažniausiai tai buvo arba pramogų verslo atstovai, dainininkai, aktoriai, cirkininkai, muzikantai, poetai, tokie visokiausi. Ir dar tarptautiniai prekybininkai. Tai buvo dvi tokios grupės žmonių, kurios važinėdavo po Europos imperinės valdas, uždirbdavo ten pinigus ir turėdami laisvo laiko juos leisdavo kasinėjimams. O archeologija dabartinė kaip mokslinė disciplina dalinai atsirado būtent nuo šitų žmonių. Jie sugalvojo visas metodikas ir taisyklės ir iš random kasinėjimų padarė mokslą. Tiem žmonėms tikrai reikia atiduoti duoklę, nes jie sukūrė visą archeologijos discipliną, bet pirmieji archeologai buvo paveldo naikintojai. Nebuvo nei žinių ar įgūdžių, todėl kiekvienas darė, kaip mokėjo ir darė, tai siaubingai. Toks buvo ir Šlymanas. Dabartiniai archeologai yra už galvos susiėmę nuo jo kasinėjimų. Tas žmogus ėjo kiaurai viską. Jis nebandė atsargiai nuimti sluoksnį po sluoksnio, viską labai kruopščiai dokumentuoti. Ne, nes laikas pinigai. Jis visas tas ekspedicijas finansavo iš savo kišenės. Dažnai tai vykdavo pusiau legaliai, be jokių leidimų. Atėjai paklausai kokio piemens, galima čia kas galima. Ir kasi, bet nei tu žinai, kieno ten žemė, nei tu praneši, jeigu kažką rasi, tiesiog tyliai supakuosi ir viską naktį išsineši. Heinrichas Šlymanas operavo pagal visai kitokį supratimą, nes tada archeologija buvo lobių ieškojimas labiau. Kada tu ištraukai skrynę iš žemės, tu visiems tampi labai įdomus. Kada griuvėsius atkasiai, interesas yra gerokai mažesnis. Ir Šlymanas buvo visiškai tos epochos žmogus, jis stovėjo ant Hisalriko kalvos ir jautė 1000 metų istorijos po savo kojomis. Ar tai gali būti tai? Senos vaikystės svajonės išsipildymas? Troja.
Tikroji Troja iš Homero teksto, ten, kur vyko epiniai mūšiai, kur riedėjo Agamemnono karietos, kur Achilas pats vienas guldė ištisas armijas ir triumfuodamas vilko Hektoro kūną aplink miesto sienas. Heinrichas Šlymanas nebuvo joks knygų graužikas ar teorijų kūrėjas, jis buvo multimilijonierius, kuris savo turtų susikrovė iš kartais shady labai veiklų. Jis pardavinėjo ginklus ir salietrą rusams per Krymo karą, krovėsi pelnus iš aukso karštinės Kalifornijoje, atidaręs ten banką ir tiesiog lupikaudamas iš vargšų kalnakasių. Pas jį buvo antgamtiška uoslė pinigams ir dar jis turėjo fenomenalią atmintį, laisvai kalbėjo kokią 15 kalbų, kurių išmokdavo per kelias savaitės tiesiog kaldamas tekstus atmintinai. Šlymanas buvo mega Homero fanbojus. Tuo metu elitas skaitė Homerą kaip gražią pasaką, kaip mes dabar skaitom Žiedų valdovą ar Harry Potterį. Niekas netikėjo, kad Troja iš tikrųjų egzistavo, bet Šlymanas atsisakė to patikėti. Jis turėjo viziją ir turėjo neribotą biudžetą tai vizijai įgyvendinti. Ant Hisalriko kalvos jis atsiveža 160 vietinių darbininkų, vyrai, kurie visą gyvenimą ganė avis ir augino alyvuoges. Dabar jie gauna į rankas skirtiklius, laužtuvus ir kastuvus, kaitina baisi turkiška saulė, aplinkui dulkės, maliarija ir uodai, o Šlymanas vaikštinėja su skėčiu nuo saulės ir rėkauja komandas. Po jais buvo ne šiaip miestas, kurį kažkas pastatė ir paliko, tai buvo sluoksniuotas pyragas iš 9 skirtingų miestų. Įvykdavo katastrofa ar nutikdavo karas, miestas sugriūdavo, tada jį perstatydavo iš naujo. Ir taip 9 kartus, per amžius, epochas ir tūkstantmečius, nuo pat ankstyvo bronzos amžiaus iki Romos imperijos laikų. Viršuje buvo patys naujausi graikų ir romėnų pastatai, apačioje patys seniausi. Bet Šlymanas neturėjo jokio supratimo apie normalią archeologiją, jam tie viršutiniai sluoksniai buvo tiesiog statybinės šiukšlės, kurios trukdė pasiekti tikslą. Kadangi Homeras rašė, kad Troja po karo buvo sudeginta, Šlymanas nusprendė, kad jam reikia ieškoti didžiulio pelenų sluoksnio. Ir tas sluoksnis, jo manymu, turėjo būti pačioje apačioje. Šlymanas tiesiog įsako iškirsti milžinišką tranšėją per patį kalvos vidurį iki pat pamatinės uolienos. Tas randas žemėje iki šiol yra vadinamas Šlymano tranšėja. Vyko pramoninio lygio paveldo naikinimas, jis tiesioginė to žodžio prasme pervažiavo per istoriją su buldozeriu. Darbininkai daužė kirtikliais klasikinės epochos sienas, griovė helenistinės šventyklas, nes tai buvo nepakankamai sena. Kai akmenys ir žemės per lėtai valėsi, jis pradėjo naudoti dinamitą. Žmogus tiesiog sprogdino senovės miestą, kad greičiau pasiektų pelenus. Galiausiai jis pasiekė antrąjį sluoksnį nuo apačios, vadinamąją Troja 2. Ten jis rado apdegusias sienas, rado storus pelenų ir degėsių sluoksnius, pagaliau Troja. Ten, kur ją aprašė Homeras, tokia, kokia ji turėjo būti, bet Šlymanas visiškai ignoravo faktą, kad tas miestas buvo per mažas būti Troja. Tai labiau priminė gerai įtvirtintą kaimo, ne imperijos sostinė, kurioje galėjo sutilpti 1000 karių iš visos Graikijos. Jam reikėjo įrodymų ir jis juos matė ten, kur norėjo matyti. Tai buvo Troja, bet ne ta Troja iš Iliados puslapių. Tai buvo miestas egzistavęs visų tūkstantmečių anksčiau neturėjo vykti tikrasis Trojos karas. Tikroji Homero aprašyta Troja buvo keletos sluoksnių aukščiau. Tai buvo galingi vėlyvojo bronzos amžiaus miestai su didžiulėmis sienomis, bet Šlymanas iš jų nieko nepaliko. Jis iškasė tikrąją Troją ir išmetė ją į sąvartyną nuo kalvos krašto, nes jam tos sienos pasirodė per naujos ir nepakankamai autentiškos. Ir tada ateina 1873 metų gegužės pabaiga. Šlymanas savo dienoraščiuose vėliau rašė, kad jis stovėjo tranšėje prie senos sienos ir staiga po kojom pamatė kažką blykstelint, aukso atspindį tarp žemių. Tada jis atsisuko į savo jauną žmoną Sofiją, graikę, kurią jis išsirinko per nuotraukų katalogą, nes norėjo žmonos, kuri galėtų jam atmintinai cituoti Homerą. Jis liepė jai greitai sušaukti poilsio pertrauką darbininkams, neva šiandien jo gimtadienis, todėl visi gali eiti namo. Kai darbininkai išsiskirstė, jiedu su Sofija liko vieni toje gilioje pavojingoje tranšėje, kur bet kurią akimirką galėjo užgriūti tonos žemių ir akmenų, ir su paprastais kišeniniais peiliukais iš žemės iškrapštė vieną didžiausių lobio radinių žmonijos istorijoje.
Jie sudėjo viską į Sofijos karą ir slapta persinešė į savo medinę trobelę. Dabar mes žinome, kad daug kas buvo netiesa. Sofijos ten apskritai nebuvo. Ji tuo metu buvo Atėnuose, laidojo savo tėvą. Šlymanas tiesiog išsigalvojo visą šitą sceną, nes jis buvo genialus PR-šikas. Jis suprato, kad istorija apie vienišą genijų yra gerai, bet istorija apie vyrą ir žmoną, rizikuojančius gyvybę dėl mokslo, 100 kartų geriau parsiduos laikraščiams. Ir spėkit, ar Šlymanas kur nors paminėjo Franką Calvertą, kuris užvedė jį ant teisingo kelio? Žinoma, kad ne. Jis asmeniškai pasirūpino, kad tik jo vardas būtų įrašytas prie Trojos atradėjų. Ir tas lobis, kurį jis pavadino Priamo lobiu, tai buvo tikras lobis. Kažką apie ką tu skaitai knygose apie piratus ir nuotykių ieškotojus. Tūkstančiai objektų, sunkus vario lydinių skydai, ietigaliai, kirviai, sidabrinės vazos ir luitai, auksinės taurės, iš kurių viena buvo ypatingos formos, lyg skirta gerti 2 žmonėms. Šlymanas iškart nusprendė, kad iš jų gėrė pats Priamas, Trojos valdovas, bet pats įspūdingiausias dalykas buvo papuošalai. 2 milžiniškos auksinės tiaros, viena iš jų buvo sudaryta iš daugiau nei 16 000 atskirų auksinių grandinėlių ir detalių, kurios buvo svertos taip, kad dėvint krito ant kaktos ir pečių kaip skystas auksas. Tai buvo toks radinys, nuo kurio to meto pasauliui sproginėjo galvos. Tutanchamono kapas dar nebuvo atrastas. Niekas Europoje nebuvo matęs nieko panašaus iš tokios gilios senovės. Bet Šlymano bajeriai čia nesibaigė. Oficiali kasinėjimo sutartis su Osmanų administracija reikalavo nedelsiant valdžiai pranešti apie bet kokius radinius. Jis supranta, kad turkai viską iš jo konfiskuos, todėl jis visą lobį naktį sukiša į daržovių krepšius, krauna į vežimus, veža iki pakrantės ir slaptai sodina į laivą plaukiantį į Graikiją. Atvežęs lobį į Atėnus, jis sugalvoja dar vieną marketingo triuką. Jis aprengia savo žmoną tai senoviniais papuošalais, uždeda jai ant galvos tą megatijarą, prikabina 1000-mečių senumo auskarus ir vėrinius ir padaro nuotrauką, kurią vėliau pavadina Sofija Šlyman su Elenos Trojietės papuošalais. Visi pasaulio laikraščiai spausdino tą atvaizdą. Žmonės ėjo iš proto. Senovės mitas staiga tapo realybė. Osmanų imperija irgi ėjo iš proto tik dėl kitų priežasčių. Jie suprato, kad juos ką tik apvogė. Vidury baltos dienos apvogė. Ir jie padavė Šlymaną į teismą Atėnuose. Prasidėjo diplomatinis skandalas. Turkai reikalavo grąžinti pavogtą nacionalinį paveldą, bet Šlymanas teisme darė šou. Jis aiškino, kad išgelbėjo lobį mokslui, kad jeigu jis būtų palikęs į turkų darbininkams, jie būtų tą auksą išlydę ir pardavę kaip metalo laužą. Galiausiai Graikijos teismas liepė jam sumokėti 10 000 frankų baudą ir grąžinti dalį radinių. Bet Šlymanas turėjo tiek pinigų, kad jam ta bauda buvo juokinga. Jis sumokėjo 50 000 frankų, nusiuntė dalį mažiau vertingų daiktų atgal į Stambulą ir tokiu būdu faktiškai nusipirko legalias teisės į likusį grobį. Tačiau su rimta mokslinė bendruomenė reikalai klostėsi kur kas prasčiau. To meto akademikai jo nuoširdžiai nekentė. Jie vadino jį šarlatanų, lobių ieškotojų, kapų plėšikų. Jie baisėjosi tuo, ką jis padarė su Hisalriko kalva. Vėlesni jau rimti archeologai analizavę jo užrašus pradėjo įtarti, kad tas Priamo lobis galbūt net nebuvo vienas radinys. Iš to, kaip viskas buvo sumaišyta ir neregistruota, labai tikėtina, kad Šlymanas sudėjo kelis skirtingus radinius iš skirtingų vietų ir galbūt net skirtingų sluoksnių, tiesiog sumetė juos į vieną krūvą, kad atrodytų įspūdingiau ir dramatiškiau. Jis sunaikino kontekstą. Archeologijoje radinys be konteksto praranda 90% savo informacinės vertės. Auksinis puodas yra gražus daiktas, bet jei tu nežinai, su kokiais tiksliai keraminiais indais jis gulėjo, kokiame gylyje ir kokiame architektūrinėme fone, tu negali pasakyti istorijos apie žmonės, kurie jį naudojo. Šlymanas bandė lobį įsiūlyti didžiausiams muziejams, įsiūlė Luvrui, įsiūlė Britų muziejui, bet jie visi žiūrėjo į jį labai atsargiai, kaip į toksišką turtą su legaliom problemom. Galiausiai, vedamas patriotinių jausmų ir noro gauti pripažinimą, Heinrichas Šlymanas padovanojo lobį Vokietijai. Ir ten jis ramiai gulėjo iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Kai 1945 metais sovietų armija šturmavo Berlyną, Trečiojo reicho sostinė skendėjo liepsnose kažkur po
Berlyno zoologijos sodo esančiose priešlėktuviniuose bunkeriuose sovietų trofėjinės brigados surado paslėptas dėžes su Priamo lobiu, jie viską susikrovė į lėktuvus ir slapta išsivežė į Maskvą. Ir nuo to momento tas lobis tiesiog dingsta. Sovietų sąjunga dešimtmečius melavo, kad jie neturi jokio supratimo, kur yra Trojos auksas. Vakarų mokslininkai manė, kad jis galbūt buvo išlydytas arba sunaikintas per bombardavimus. Ir tik po šaltojo karo pabaigos 1993 metais Rusijos vyriausybė staiga pripažino, taip, mes jį turim. Jis visą laiką buvo Maskvoje. Dabar tas lobis yra eksponuojamas Puškino muziejuje. Vokietija teisiškai reikalauja jį grąžinti. Turkija reikalauja grąžinti, nes radinys buvo iškastas jų teritorijoje. Graikija irgi jaučiasi turinti moralinę teisę į Trojos palikimą. Tai yra diplomatinis košmaras, kurio epicentre guli tas pats senovinis auksas, kurį prieš 150 metų vienas turtingas arogantiškas b***ys iškrapštė į žemę su kišeniniu peiliuku. Jeigu jūs galvojate, kad senovės miestai tiesiog atsirasdavo atsitiktinai, kad kažkokie kentai eidavo laukų, pavargdavo, atsisėsdavo ir tokie, žinai ką, čia visai graži vieta, davai stato miestą. Jūs labai klystate. Senovės pasaulyje lokacija buvo viskas. Geografija buvo ir dievas, ir likimas. Ir nebuvo visoje Viduržemio jūroje jokios kitos tokios tobulos ir tuo pat metu pavojingos lokacijos kaip ta vieta, ant kurios vėliau iškilo Hisalriko kalva, po kuria slėpėsi senoji Troja. Ten, kur Egėjo jūra susiduria su Marmuro jūra, yra toks siauras vandens kaklelis. Dardanelų sąsiauris. Tais laikais jį vadino Helespontu. Tai buvo vienintelis kelias iš Viduržemio jūros į Juodąją jūrą. O Juodoji jūra buvo bronzos amžiaus klondaikas. Ten buvo auksas, ten buvo varis, ten buvo begaliniai miškai ir grūdai. Jeigu tu buvai graikų ir egiptiečių pirklys ir norėjai daryti rimtus pinigus, tau reikėjo praplaukti tą sąsiaurį. Dardaneluose srovė visada teka iš Juodosios jūros į Egėjo. Jis stipri kaip velnias. O vasaros mėnesiais, būtent tada, kai senovės laivai drįsdavo plaukti, ten pučia šiaurės rytų vėjas, lygiai priešinga kryptim nei tau reikia būti. Senovės laivai neturėjo variklių, jie negalėjo plaukti prieš vėją ir prieš srovę vienu metu. Jie atplaukdavo iki sąsiaurio žiočių, nuleisdavo inkarus didžiulėje įlankoje ir laukdavo, kol pasikeis vėjas. Kartais jie ten prastovėdavo savaitę, kartais mėnesį, kartais 3. Tūkstančiai jūreivių pirklių nuotykių ieškotojų įstrigė vienoje vietoje su pilnais laivais prekių. Jiems reikėjo valgyti, jiems reikėjo gerti, jiems reikėjo moterų, pramogų ir apsaugos nuo piratų. Ir štai čia ant šitos strateginės kalvos atsiranda vietinė valdžia. Žmonės, kurie suprato, kad dideli pinigai laukia, jei plauksi per sąsiaurį, bet dar didesni laukia tų, kurie taps vartais į tą sąsiaurį. Atsirado siena, atsirado ir muitinė. Nori saugiai prisišvartuoti ir praplaukti, kai orai atlėks? Mokėk. Tai prasidėjo pirmasis miestas. Mes jį vadiname Troja I. Tai buvo ankstyvasis bronzos amžius, maždaug 3000 metų prieš Kristų. Tai nebuvo jokia imperija, tai buvo tiesiog gerai įtvirtintas banditų ir verslininkų kaimas, bet jie turėjo monopolį. Jie apmokestindavo kiekvieną laivą, jie pardavinėdavo jiems maistą 3 kart didesnę kainą ir jie krovėsi nesuvokiamus turtus. Tais laikais žmonės statė namus iš nedegto molio plytų. Tu paimi purvą, sumaišai su šiaudais, išdžiovini saulėje ir statai sieną. Tai pigu, greita, bet nelabai ilgaamžiška, nes iš esmės tu statai namus iš džiovinto purvo kubelių. Potvynis ar net rimtesnis lietus tuos pastatus literaliai nuplaudavo kaip smėlio pilis. Net jeigu orai būdavo neįtikėtinai palankus, nedegto molio plyta stovėjo porą šimtų metų maks. Po to jį pradeda trupėti ir virsta į tą pačią žemę, iš kurios ir buvo pagaminta. Ir kai senovės Trojėno namas sugriūdavo, jie nedarė taip, kaip darome mes, jie nekvietė ekskavatoriaus, kad išvežtų statybinės šiukšlės, jie tiesiog paimdavo, sulygindavo tą savo sugriuvusio namo liekanas, paberdavo ant viršaus žemių ir ant to naujo aukščio statė naują namą. Kadangi tų namų buvo šimtai ir jie visi po truputį griuvo ir buvo atstatinėjami, miestų grindys lėtai, bet užtikrintai kilo į viršų. Kiekvieną kartą vaikščiojo metrų aukščiau nei jų seneliai. Jie tiesioginė to žodžio prasme gyveno ant savo protėvių namų
stogų. Ir taip ėjo šimtmečiai. Troja 1 pavirto į Troja 2. Tai jau buvo rimtas centras su didžiuliais rūmais, storomis sienomis ir valdovais, kurie vaikščiojo pasipuošę auksu. Jie turėjo tiek turto, kad galėjo sau leisti atsivežti lapis lazulį akmenų iš dabartinio Afganistano ir gintaro iš mūsų Baltijos jūros krantų. Bronzos amžiaus globalizacija, bet gyvenimas nebuvo tik prekyba ir pinigų skaičiavimas. Senovės pasaulis buvo žiauri vieta. Jeigu tu esi turtingas ir sėdi ant svarbiausios prekybos arterijos, visada atsiras kas nors, kas norės iš tavęs tai atimti. Troja 2 baigėsi katastrofoje. Miestas buvo sudegintas iki pamatų. Ugnis buvo tokia kaitri, kad molinės sienos išsilydė ir pavirto į beveik stiklą. Liko tik storas pelenų ir anglių sluoksnis. Ir viskas. Civilizacija restartuojasi. Tai čia tai, ką surado Heinrichas Šlymanas. Ir ant tų pelenų iškyla Troja 3, po jos Troja 4, po jos Troja 5. Šitie laikotarpiai buvo tokie truputį depresyvūs. Miestas buvo mažesnis, žmonės skurdesni, jie lipdė savo mažus namelius, bandė išgyventi. Tuo metu aplinkui pasaulyje vyko dideli dalykai. Egiptas statė piramidės, Mesopotamijoje kilo imperijos, o Troja tiesiog virė savo sultise tyliai, augindama kalbą po savimi vis aukštyn ir aukštyn. Bet tada prasideda Troja 6. Tai buvo vėlyvasis bronzos amžius, maždaug 1700-1300 metai prieš Kristų. Troja tampa mega miestu. Jie pasistato tokias sienas, kad net šiandien žiūrint darosi silpna. Didžiuliai, idealiai nutašyti akmens blokai. Sienos nebuvo vertikalios, jos ėjo su nuolydžiu pasvirusios į vidų, kad priešų taranai nuslystų ir negalėtų pramušti mūro. O ant viršaus aukšti molinių plytų bokštai. Tai buvo antikos Dubajus, miestas, kuris rėkė, kad mes turim pinigų ir mes nieko nebijom. Trojanai buvo žinomi visame senovės pasaulyje kaip geriausi arklių veisėjai. Plačioje lygumoje po miestų ganėsi tūkstančiai žirgų, o žirgas bronzos amžiuje buvo tas pats, kas šiandien F-35 naikintuvas. Tai buvo aukščiausios technologijos karo mašina traukianti kovos vežimus. Šito miesto valdovai bendravo su Hetitų imperija rytuose, jie rašė jiems diplomatinius laiškus ir Hetitai juos vadino Vilusa. Jų tvirtovė atrodė tokia masyvi, kad rodėsi, jog jis stovės amžinai. Ir jie, suprantama, jautėsi neįveikiami. Troja nebuvo tiesiog izoliuotas miestas, tai buvo didžiulės koalicijos centras. Jeigu bronzos amžiaus graikai buvo tokia ginkluotų chuliganų ir piratų gauja, kuri susirinko iš skirtingų Peloponeso kaimų ir miestelių, norėdami prisigrobti svetimo turto, tai Troja buvo civilizuotas kosmopolitinis rytų metropolis. Priamas buvo ne šiaip karalius, jis buvo savotiškas imperatorius. Iliadoje aprašomos Trojos sąjungininkų katalogas. Jis yra begalinis, ten buvo likiečiai, kariečiai, trakai, paflagonai, frygai, žmonės iš visos Anatolijos ir net iš Balkanų. Trojenai šitame margame multikultūrinėme katile buvo elitas. Jie buvo tie, kurie viską organizavo, viską apmokėjo, visiems vadovavo. Ir jų tapatybė buvo labiau surišta su miestu, su siena, su turtais, negu kad su kalba, religija, etnosu ir panašiais dalykais. Trojanai save matė kaip civilizacijos gynėjus nuo atplaukusių laukinių. Taip, iš graikų perspektyvos graikai yra herojai, trojenai yra kur kas labiau civilizuoti, jų miesto gyvenimas yra tvarkingesnis, jie nenešioja purvinų kailių ir negyvena palapinėse ant jūros kranto, jie miega savo lovose su švariomis paklodėmis, jie vaikšto plačiomis miestų gatvėmis. Tikroji istorinė Troja greičiausiai kalbėjo luvikų kalba. Tai buvo tokia indoeuropiečių kalba, glaudžiai gimininga hetitams, kurie tuo metu valdė visą likusią dabartinę Turkijos teritoriją. Mes nežinome nei kaip tie žmonės save vadino, nei kaip save identifikavo, bet iš archeologinių radinių mes matome, kad tai buvo akivaizdi klasikinė Mažosios Azijos civilizacija, toks kinda laisvasis uostas hetitų dominuojamoje Anatolijoje. Tu gali pastatyti sieną, kurie atlaikys bet kokią armiją, bet tu negali pastatyti sienos, kurie atlaikytų gigantiškų tektoninių plokščių judėjimą. Anatolijos plokštė yra viena aktyviausių seisminių zonų pasaulyje. Apie 1300 metus prieš Kristų per Troją 6 perėjo
Toks žemės drebėjimas, kad tos tobulos sienos kilo kaip sausainiai. Didžiuliai akmenų blokai išlakstė į šonus, bokštai sugriuvo ant žmonių galvų. Galingiausias regiono miestas per vieną popietę pavirto į dulkių ir kraujo mazgą. Ir tai buvo pradžia pabaigos. Senovės pasaulis kaip rykliai užuodė kraują vandenyje. Išgyvenusieji nenuleido rankų, jie išvalė griuvėsius, paliko tai, kas dar stovėjo ir pradėjo Trojos 7 etapą. Bet tai jau buvo kitoks miestas. Jeigu Troja 6 buvo išdidi ir atvira, Troja 7, tiksliau Troja 7a, nes ten dar yra rūšis ir porūšiai. Tai Troja 7a buvo paranojos ir baimės miestas. Žmonės suprato, kad artinasi kažkas labai blogo. Aplink Viduržemio jūrą prasidėjo chaosas, žlugo imperijos, nutrūko prekybos ryšiai, klimatas keitėsi, prasidėjo sausros, badas. Iš vakarų Graikijos pusės pradėjo plaukti ginkluotos gaujos. Senieji graikai patys spaudžiami badų ir neramumų pradėjo puldinėti turtingus rytų krantus dabartinėje Turkijoje. Trojos gyventojai pradėjo ruoštis apgulčiai. Archeologai šiame sluoksnyje randa kažką labai šiurpaus. Visų namų grindys yra pilnos įkastų milžiniškų molinių ąsočių. Jie skirti grūdams, aliejui ir vandeniui saugoti. Jie kišo tuos ąsočius po žemę, kad sutalpintų kuo daugiau maisto ir kad per apgultį jų nesunaikintų ugnis. Troja 7a buvo perpildyta žmonių, kurie subėga iš aplinkinių kaimų ieškodami prieglobsčio už sienų. Tai buvo miestas laukiantis savo mirties. Ir mirtis atėjo. Ne iš žemės drebėjimo, o nuo žmonių rankų. Šitas sluoksnis, Troja 7a, yra ta tikroji krauju ir ašaromis apipilta Troja, kuri vėliau tapo mitu ir dainų pagrindu. Mes nežinome, ar ten buvo medinis arklys. Greičiausiai ne. Greičiausiai tai tik metafora apgulties mašinai ar žemės drebėjimui, bet mes žinome, kad miestas buvo paimtas jėga. Gatvėse gulėjo nelaidoti skeletai, vienas iš jų paauglės merginos, kurios galva buvo sutraiškyta, sienos buvo suvarpytos bronzinių strėlių antgalių, visur buvo milžiniškas gaisras, graikų kariuomenė tiesioginė prasme išmėsinėjo Troją, pasiėmė viską, kas turėjo vertę, vergijon išsivedė moteris ir vaikus ir paliko Hisalriko kalvą rūkti. Tai buvo vadinamasis bronzos amžiaus kolapsas, viena baisiausia epochų žmonijos istorijoje, kai visoje Viduržemio jūroje per kelis dešimtmečius dingo raštas, menas, tarptautinė prekyba ir pasaulis paniro į ilgus tamsos amžius, priklausomai nuo vietos, bet iš Viduržemio jūros regiono 200 metų mažiausiai mes negirdėjome nei cypt, nei raštų, nei naujų miestų, šventyklų, rūmų ar statulų, tik spengianti tyla ir labai skurdi materialinę kultūrą archeologijoje. Po šitos apokalipsės kalva ilgą laiką stovėjo apleista, vėjas nešė smėlį ir dulkes, dengdamas sudegusius griuvėsius. Tuose žemėje iškastose ąsočiuose, kur anksčiau buvo grūdai, dabar veisėsi pelės ir gyvatės, kartais čia užklyzdavo kokie nors piemenys, pasislėpdavo nuo lietaus už likusios kyšoti senovinės sienos, neturėdami absoliučiai jokio supratimo, kad jie sėdi ten, kur kažkada galingiausi regiono valdovai gėrė vyną iš auksinių taurių. Ten viršuje jau buvo susidaręs solidus kalvos aukštis virš 20 metrų dirbtinio žmogaus sukurto grunto. Ir tada, praėjus kokiems 400 metų, prasideda Troja 8. Graikai, tie patys, kurių protėviai sunaikino šitą miestą, pradėjo čia grįžti, bet jie grįžo jau su visai kitu mindsetu. Tuo metu jau buvo sukurtos ir užrašytos Homero poemos. Graikai skaitė jas ir galvoja, palauk, čia kitai, ta vieta juk yra reali. Jie atplaukė prie Hisalriko ir įkūrė ten miestą, kurį pavadino Ilionu. Troja turėjo 2 pavadinimus. Hetitų tekstuose minimas regionas arba miestas šiaurės vakarų Anatolijoje, pavadinimu Taruiša arba Truiša. Ir iš šio žodžio graikai suformavo pavadinimą Troja. Vilusa, tai buvo hetitų vasalinė karalystė tame pačiame regione. Graikų kalboje šitas žodis transformavosi į Ilijonas. Iliada ir gauna savo pavadinimą nuo Ilijono, tai yra Trojos miesto. Ir
Graikai tą miestą atstato, bet tai nebuvo galingas prekybos centras, tai buvo pirmas istorinis pramogų parkas. Graikai pastatė šventyklą seniesiems dievams, jie rodė turistams tikrus herojų kapus ir tai buvo Iliados Disneylandas, realiai. Jie gyveno iš to, kad pardavinėjo legendą. Kai Aleksandras Makedonietis pradėjo savo karą prieš Persiją, jis pirmiausia atplaukė būtent čia. Jis nuogas apibėgo aplink, kaip manoma, Achilo kapą, jis paaukojo dievams ir pasiėmė iš senos šventyklos ginklus, kuriuos tikėjo esant iš Trojos karo laikų. Pasiėmė juos kaip sėkmės talismaną. Pusė antikinio pasaulio galingųjų važiavo į šitą kalvą pafleksinti ant Trojos. Tai buvo kaip savotiškas ritualas, kada tu tarsi perimi istorinę praeities herojų jėgą. Tada atėjo romėnai. Troja 9. Romėnai išvis buvo apsėsti šitos vietos. Pagal jų pačių mitologiją Romą įkūrė Enėjas, kuris buvo pabėgėlis iš Trojos. Tai reiškia, romėnai laikė save trojėnų palikuonimis. Kai Julijus Cezaris ir vėliau imperatorius Augustas perėmė valdžią, jie nusprendė, mūsų protėvių miestas negali atrodyti kaip koks apsmurgęs kaimas. Ir jie ten sukišo beprotiškus pinigus, sulygino visą kalvos viršūnę. Ir vėl nupjovė visą ankstesnį istorinį sluoksnį, kad padarytų lygią aikštelę ir pastatė ten marmurinį pramogų parką, milžinišką Atėnės šventyklą, siaubingų dydžių teatras muzikiniams pasirodymams ir prabangiausi rūmai miesto tarybai. Kartu su pirtimis ir mozaikomis ir grindinių šildymu ir skulptūromis ant kiekvieno kampo ir vėl miestas klestėjo. Tai buvo turtingas, ramus Romos imperijos provincijos miestas, kurio gyventojai aptarnaudavo elitinius turistus, kurie atvykdavo pažiūrėti į vietą, nuo kurios prasidėjo Europos mitologija. Bet miestas stovėjo prie įlankos, kurioje laivai laukdavo vėjo, bet į tą įlanką įtekėjo Skamandro upė. Ir 1000 metų tą upę nešė su savimi dumblą ir žemes iš aplinkinių kalnų. Metai iš metų, šimtmetis po šimtmečio, dumblas sėdo įlankos dugne, jūra pradėjo trauktis nuo Ilijono, įlanka darėsi vis seklesnė, kol galiausiai pavirto į smirdančią pelkę, pilną maliarijos uodų. Laivai nebegalėjo ten prisišvartuoti, miestas staiga atsidūrė keli kilometrai nuo kranto. O miestas be uosto tame regione yra miręs miestas. Sumažėjus prekybai, baigėsi pinigai, tada pradėjo griūti Romos imperija, krikščionybė tapo oficialia religija, senosios pagoniškos Atėnės šventyklos buvo uždarytos ir apleistos. Kam važiuoti žiūrėti stabmeldžių dievų, kai dabar turime vieną teisingą dievą? Dar vienas masinis žemės drebėjimas galutinai pribaigė tai, kas buvo likę. Marmurinės kolonos nuvirto, stovai įgriuvo. Miestas, kuris gyveno 1000 metų, kurios sienos statė karaliai, o griovė herojai, pradėjo trauktis atgal į žemę. Viduramžiais ten gyveno kelios dešimtys žmonių. Jie tiesiog statėsi savo mažas lūšnas. Tarp gigantiškų romėniškų griuvėsių jie ardė senovinį marmurą, degino jį krosnyse, kad gautų kalkę statyboms. Akmenys, iš kurių buvo statomos imperatorių šventyklos, pavirto į skiedinį paprasto valstiečio tvartui. Galiausiai išėjo ir tie paskutiniai gyventojai. Liko tik kalva, iškilusi į 30 metrų aukštį, visiškai nenatūralus žmogaus pastatytas kalnas vidury lygumos. Vėjas darė savo darbą, smėlis, žemės, sėklos. Per kelis šimtmečius visi tie sluoksniai nuo bronzos amžiaus degėsių iki romėniškų mozaikų pasidengė storų žemės sluoksniu. Išaugo žolė. Pradėjo kaltis dygliuoti krūmai ir pavieniai ąžuolai, gamta pasiklemžė viską atgal, užklojo istoriją milžinišku žaliu kilimu, kad niekas niekada neprisimintų, kaip kraujo, prakaito ir aukso čia buvo šitoje vietoje. Daugiau jokių herojų ir didybės, tik tarp senovinių akmenų besiganančios valstiečių ožkos. Homera, Iliada ir Odisėja nėra šiaip literatūra, tai yra europietiškos civilizacijos epinių pasakojimų DNR. Tai yra originalus pats pirmasis pasaulio blockbusteris, padarytas iš 1000 metų žmonių atminties. Pradėkim nuo bazės. Iliada. Dauguma žmonių galvoja, kad tai yra epas apie visą Trojos karą nuo to momento, kai Trojos princas Paris pavagia gražuolę Spartos karaliaus Menelajo žmoną Heleną, iki tol, kol graikai pagamina medinį arklį, o tada sudegina miestą ir Achilas gauna strėlę į savo kulną. Iliada aprašo iš tikrųjų tik kelias paskutinės savaitės iš 10 metų karo. Siužetas ten toks, kad graikų kariuomenės vadas Agamemnonas, arogantiškas ir savimila karalius, susipyksta su geriausiu savo
pavojingiausių karių Achilu. Graikų stovykloje kilo maras, jį pasiuntė dievas Apolonas, nes graikų kariuomenės vadas Agamemnonas pagrobė Apolono žynio dukrą Chryseidę ir atsisakė ją grąžinti, bet išeities nėra. Chryseidę reikia grąžinti, kad kariuomenė būtų išgelbėta nuo maro. Priverstas atiduoti merginą, Agamemnonas jaučiasi pažemintas ir nusprendžia kompensuoti savo nuostolį. Jis atima iš savo geriausio kovotojo Achilo jo karo grobį, vergę Briseidę. Achilas, kuris yra visiškas monstras mūšio lauke, bet su paauglio mentalitetu ir impulsų kontrolė, įsižeidžia, trenkia durimis, užsidaro savo palapinėje ir atsisako kariauti. O be jo graikams sekasi tragiškai. Trojenai su savo lyderiu Hektoru pradeda juos trypti į žemę, kapoja į gabalus, stumia link jūros ir pradeda deginti graikų laivyną. Graikų padėtis kritinė. Tada Achilo geriausias draugas arba meilužis, priklauso nuo to, kaip interpretuosi Patroklas, pasiima Achilo šarvus, kad pagazdintų trojenus. Achilas sutinka su planu, bet uždraudžia Patroklui artintis prie miesto sienų, bet Patroklas nepaklūsta ir ten jis susiduria su Hektoru ir Hektoras į mūšyje nukauna. Ir čia Achilui užverda šūdai. Jis eina į mūšio lauką ir pradeda tokio masto nes kad nuo kraujo užsikemša vietinė upė. Upės dievas netgi pats bando Achilą nuskandinti, nes jam atsibodo tie nesivaigiantys lavonai, bet ir prieš jį Achilas atsilaiko. Galiausiai jis atranda Hektorą mūšio lauke, susikauna dvikovoje ir žudo jį. Tada prisirišo jo kūną už kojų prie savo karo vežimų ir velka aplink Trojos sienas, kol Hektoro tėvas karalius Priamas žiūri į tai nuo sienos. Ir poema baigėsi ne Trojos sugriovimu. Ji baigėsi viena labiausiai emociškai draskančių scenų antikos literatūroje, kai senas karalius Priamas naktį slapta ateina į Achilo palapinę, bučiuoja rankas žmogui, kuriomis jis ką tik nužudė jo sūnų ir maldauja atiduoti kūną palaidojimui. Achilas prisimena savo pagyvenusi tėvą ir pradeda verkti kartu su juo. Keršto troškulys pagaliau atslūgsta, jis atiduoda Hektoro kūną ir pažada 12 dienų paliaubas, kad trojenai galėtų deramai palaidoti savo didvyrį. Ir Iliada baigėsi eilute. Taip jie laidoja Hektorą, žirgų tramdytoje. Iliada gerai užeina ir Homeras parašo sikvelą. Odisėja. Jeigu Iliada yra karo filmas, tai Odisėja yra išgyvenimo trileris. Karas baigėsi, Troja sudeginta, visi herojai grįžta namo, bet vienas čiūvas, įtakęs karalius Odisėjas, niekaip negali grįžti. Bičas biškį apsižarino. Vieno nuotykio metu jis apakino ciklopą Polifemą, kuris buvo jūrų dievo Poseidono sūnus. Už tai jis pakencelino Odisėją ir Odisėjo kelionė namo, kuri turėjo trukti gal keletą savaičių, užsitęsė iki 10 metų į visiškai nesibaigiantį košmarą. Ir Odisėjas yra kitoks herojus negu Achilas. Achilas buvo nesustabdoma žudimo mašina, o Odisėjo supergalia buvo jos smegenis. Jis yra pats gudriausias, pats sukčiausias senovės pasaulio bachūras, kuris išsikapsto iš bet kokių situacijų, kad ir ką dievai mestų jo kryptimi, Odisėjas viskam turėjo planą. Jis plaukia per salas, kur gyvena raganos, verčiančios jo vyrus kiaulėmis. Jis turi praplaukti pro sirenas, kurios savo dainavimu vilioja jūreivius į mirtį. Tam jis liepia pririšti save prie stiebo, savo komandai užlipdyti ausis vašku, kad galėtų saugiai praplaukti ir išgirsti sirenų dainavimą. Tai patvirtindamas amžiną taisyklę, kad jeigu tau patraukli moteris staiga pradeda rodyti labai daug dėmesio, bėk neatsisukdamas, tai yra spastai, tu nesi ant tiek fainas ir įdomus. Jis nusileidžia į patį pragarą, į mirusiųjų pasaulį, kad pasitartų su dvasiomis. Kelionėje jis praranda visus lygi vieno savo laivus, visus savo draugus, galiausiai Odisėjas grįžta į savo gimtąjį Itakę. Vienas plikas ir basas. Bet košmaras tik prasideda. Per tuos 20 metų, 10 metų karo ir 10 metų kelionės, visi nusprendė, kad Odisėjas yra
Jo rūmuose apsigyveno virš 100 vietinių jaunų aristokratų, kurie geria jo vyną, pjauna jo gyvulius ir bando priversti jo žmoną Penelopę ištekėti už vieno iš jų. Nes mes apie bronzos amžių kalbam, karalystei reikia karaliaus, o moteris negali valdyti be vyro. Odisėjas persirengia Elgetą, kad niekas jo nepažintų, tyli kenčia patyčią savo paties namuose, kol galiausiai per lanko tempimo varžybas paima savo seną galingą lanką, kurio niekas kitas nepatempia, užrakina namų duris ir su savo sūnumi tiesiog sušaudo iš lanko tą 100 jaunikių. Kraujas teka rūmų grindimis, teisingumas įvykdytas, šeima vėl kartu. Quentino Tarantino Django Unchained pabaiga, kur Jamie Foxxas iššaudo visą vergvaldžio dvarą iš revolverių, kad išlaisvintų savo gyvenimo meilę, tai buvo omažas į Homerą. Basically čia visas Iliados ir Odisėjos siužetas. Ir tie herojai, apie kuriuos yra pasakojama Mikėnų civilizacijos graikai, gyveno bronzos amžiuje, maždaug 1200 metai prieš Kristų. Tai buvo turtinga, galinga epocha su didžiuliais akmeniniais rūmais, aukso kaukėmis, karo vežimais ir sudėtinga biurokratija, bet tada įvyko bronzos amžiaus kolapsas. Civilizacija tiesiog sugriuvo. Miestai sudegė, raštas buvo pamirštas, tarptautinė prekyba mirė. Graikija pasinėrė į tamsą. Žmonės nustojo statyti iš akmens, grįžo gyventi į molines lūšnas ir kariauti kaimas prieš kaimą. Ir štai tokioje postapokaliptinėje aplinkoje, maždaug 8 amžiuje prieš Kristų, praėjus kokiems 400 metų nuo Trojos karo, pradeda formuotis Homero epai. Homero laikų klausytojai, paprasti geležies amžiaus ūkininkai, žiūrėjo į didžiulius griuvėsius Mikėnų sienų luitus ir negalėjo patikėti, kad tai pastatė žmonės. Jie tai vadino ciklopiškų mūrų. Jiems atrodė, kad senovėje gyveno gigantai ciklopai, kurie galėdavo pakelti akmenį, kurio dabar nepakeltų 10 vyrų. Homero kūriniai yra nostalgija prarastam aukso amžiui. Jis sujungia realius prisiminimus apie bronzos amžiaus ginklus ir geografiją su savo laiko geležies amžiaus socialinėmis normomis ir papročiais. Bet sakydami Homeras, turėtume suprasti, kad tokio žmogaus galėjo ir nebūti. Dabartinis mokslas sako vieną labai radikalų dalyką. Homeras greičiausiai net neegzistavo kaip vienas konkretus fizinis asmuo. Iliada yra daugiau nei 15 000 eilučių, Odisėja apie 12 000. Ir tais laikais graikai neturėjo rašto. Po bronzos amžiaus kolapso jie buvo jį užmiršę tiesiog. Prekyba sustojo, ekonomika sugriuvo, didžiulės biurokratijos nereikalingos. Kam tas raštas? Tie epai buvo sukurti beraštėje visuomenėje. Tai kaip įmanoma sukurti ir atsiminti tokius gigantiškus tekstus? Oralinė tradicija. Buvo tokia profesorė. Aoidai, keliaujantis dainiai. Jie eidavo iš vieno didiko puotos į kitą ir dainuodavo šitas istorijas. Jie jų nesimokė atmintinai pažodžiui. Tai buvo labiau panašu į šiuolaikinius rap battle freestylus. Jie turėjo atmintyje bazinį siužetą ir turėjo tūkstančius iš anksto paruoštų, pavadinkim, poezijos blokų. Todėl Achilas visada yra greitakojis, nes net kai jisai sėdi vietoje, Hektoras yra visada šalmuotasis, Aušra visada yra rožė piršte, jūra visada nuo tamsumo. Tai nebuvo šiaip poezija, tai buvo atminties shortcutai, ritminiai kodai, kurie leido dainiui tiesiog vietoje generuoti eiles pagal specifinį ritmą. Homeras, jeigu toks žmogus ir buvo, greičiausiai buvo tas, kuris apjungė tuos šimtmečius tobulintus pasakojimus į vieną didžiulę istoriją. Ir kai 8 amžiuje graikai iš finikiečių nusikopijavo abėcėlę ir vėl išmoko rašyti, kažkas pagaliau paėmė ir visą šitą žodinį pasakojimą užrašė ant papiruso. Atėnų valdovas Peisistratas 6 amžiuje prieš Kristų liepė surinkti visus variantus ir padaryti vieną standartizuotą oficialų tekstą, kad visi skaitytų vienodai. Tada Aleksandrijos bibliotekos mokslininkai helenizmo epochoje paėmė tuos tekstus ir padarė kritinius leidimus. Jie išvalė klaidas, padalino abi poemos į 24 giesmes, atitinkančias graikų abėcėlės raides. Vėliau Romos imperija visą šitą reikalą be proto pamilo. Romos elitas mokėsi graikiškai vien tam, kad galėtų Homerą skaityti originalę, bet kai Roma sugriuvo, vakarų Europoje graikų kalba buvo pamiršta. Homeras vakaruose dingo šimtmečiams, jį išsaugojo tik rytų Romos imperija, Bizantija. Ten vienuoliai tamsiose celėse perrašinėjo tūkstančius eilučių ranka, iš kartos į kartą iš vieno pūvančio rankraščio į kitą. Ir kai 1453 metais osmanai užėmė Konstantinopolį,
Graikų mokslininkai, bėgdami nuo turkų, pasiėmė tuos senovinius ritinėlius ir laivais pabėgo į Italiją. Ir bum, prasidėjo renesansas. Vakarai po 1000 metų pertraukos vėl atrado Homerą, tada atsirado spausdinimo mašinos ir tekstas tapo nemirtingas. Todėl aš noriu akcentuoti, kad kada aš sakysiu Homeras tą, Homeras aną, čia bus metaforinis, kolektyvinis Homeras. Visi žmonės, kurie per 1000 mečius pridėjo ranką prie Iliados ir Odisėjos nuo pirmųjų dainių iki paskutinių vertėjų. Kodėl mes vis dar kalbam apie Homerą, Iliadą ir Odisėją? Todėl, kad senovės graikams Homeras buvo viskas viename. Tai buvo jų Biblija, jų istorijos vadovėlis, jų moralės kodeksas ir jų enciklopedija. Iš Homero jie mokėsi, kaip reikia kariauti, kaip reikia kalbėti susirinkimuose, kaip priimti svečius, kaip gerbti dievus ir kaip oriai mirti. Jeigu tu buvai graikas, tavo visas pasaulio vaizdas buvo suformuotas Homero. Jeigu jūs paimsite bet kokį šiuolaikišką pasakojimą nuo Krikštatėvio iki Avengerių, nuo Soprano iki Breaking Bad, nuo Last of Us iki Red Dead Redemption ir iširdysite jų pagrindinius veikėjus dalimis, jūs pamatysite vieną tendenciją, kad visi tie Walteriai White'ai, Tony Soprano, Batmanai ir Niko Belikai yra tiesiog perrinkti, modifikuoti ir į šiuolaikinį pasaulį įmesti Homero herojai, nes Homeras nesukūrė tiesiog personažų, jis sukūrė archetipus, struktūras, pagal kurias vakarų civilizacija iki pat šiol suvokia, kas yra didvyris, kas yra antagonistas, kas yra lyderis ir kas yra išdavikas. Tai yra psichologiniai konstruktai įkalti giliai į mūsų kultūrą. Mes esame įpratę galvoti, kad pagrindinis herojus turi būti geras, toks, kur močiutė per gatvę perveda ir kačiuką iš medžio iškelia. Achilas yra visiška to priešingybė, jis yra archetipas toksiško, nevaldomo individualizmo ir nežabotos galios. Achilas yra vaikščiantis ir kvėpuojantis atominis ginklas ir jis tai puikiai žino. Jo archetipas atskleidžia vieną esminį konfliktą, ką daryti visuomeniai, kada pats galingiausias jos narys yra totalus egoistas. Homero pasaulyje graikai turėjo tokį konceptą – kleos. Tai reiškia nemirtingą šlovę. Achilui buvo išpranašauta, arba tu gyvensi ilgą ramų, laimingą, bet niekam neįdomų gyvenimą namuose, arba tu eisi į Troją, mirsi jaunas ir tavo vardas bus prisimenamas amžinai ir jis net nemirktelėjęs pasirenka mirti dėl Kleos. Achilas yra narcizas ant steroidų, jis kariauja ne dėl tėvynės, ne dėl Agamemnono ir tikrai ne dėl kažkokios ten pavogtos Helenos. Jis kariauja dėl savęs, dėl savo asmeninės garbės, jis neturi jokių stabdžių, jis neturi jokios empatijos, kol nepraranda to vienintelio žmogaus, kurį mylėjo, Patroklo, ir tada jo egoizmas transformuojasi į gyvulišką nihilizmą. Achilas yra Homero pamoka, be moralinio kompaso ir atsakomybės prieš kitus, galia yra tiesiog destruktyvi pasaulį deginanti stichija. Beje, Achilo nepažeidžiamumas mituose jis turi supergalias. Beveik jo kūnas buvo kietas kaip plienas ir jo neėmė nei kardai, nei strėlės. Pas Homerą nieko panašaus nėra. Iliadoje Achilas yra labai stiprus ir pavojingas karys, kuris turėjo savo atskirą kariauną Mirmidonus. Tik tiek. Mitai apie jo nepažeidžiamumą buvo sukurti vėliau. Graikų ir romėnų rašytojai dakūrė pasakojimų apie tai, kad Achilą dar kūdikį įmerkė į magišką upę ir jis tapo nepažeidžiamas visur išskyrus kulną, už kurio laikė, kol mirkė į tą stebuklingą vandenį. Jeigu Achilas yra chaosas ir ego, tai Hektoras yra tvarka ir pareigingumas. Hektoras yra vyriausias Trojos karaliaus sūnus, kariuomenės vadas. Jis yra tragiško gynėjo archetipas. Hektoras yra dėdė gintas. Teisingas, patikimas bičas, kuris visada daro tai, ką reikia daryti. Jis turi žmoną ir mažą sūnų. Jis norėtų tiesiog valdyti savo miestą, auginti vaikus ir gyventi ramybėje, bet jo debilas, jaunesnysis brolis Paris, parsiveža svetimą žmoną ir užtraukia miestui karą. O Hektoras ramiai užsideda šalmą, paima ietį ir eina mirti už savo brolio klaidas. Nes tokia yra jo pareiga. Tu gali būti geras žmogus, tu gali viską daryti teisingai, mylėti savo šeimą, gerbti dievus, kovoti už savo tėvynę ir vis tiek pralaimėti. Ir vis tiek mirti purve, tampamas už karo vežimo. Hektoras yra pats humaniškiausias Homero personažas. Tikroji drąsa yra ne tada, kai tu esi nepažeidžiamas kaip Achilas, o tada, kada tu prisiemi savo pareigą, savo atsakomybę ir savo likimą, kad ir kokie jie siaubingi bebūtų.
Agamemnonas, graikų vyriausias kariuomenės vadas, tai yra tiesiog klasikinis blogo, nekompetitingo boso archetipas. Tokių jūs esate matę kiekvienoje korporacijoje ir kiekvienoje vyriausybėje. Agamemnonas yra institucinė galia, kuri neturi jokio autoriteto. Jis gavo savo poziciją, nes turi daugiausiai karių, daugiausiai laivų ir daugiausiai pinigų. Bet kaip lyderis jis yra visiškas nulis. Kai prasideda krizė, jis panikuoja, kai reikia prisijimti atsakomybę, jis kaltina kitus. Jis yra arogantiškas, pavydus ir jaučiasi labai nesaugus dėl savo pozicijos. Būtent dėl jo trapaus ego ir noro pafleksinti savo valdžią prieš Achilą kyla konfliktas, dėl kurio ant plauko pakimba visas graikų karas. Agamemnonas yra Homero perspėjimas apie tai, kai būna, kada valdžia atsiduria per silpnose ir per mažose rankose, kada formali galia ir tikrasis lyderystės autoritetas yra du visiškai skirtingi dalykai. Ir tada tarp visų šitų raumenų, testosterono ir dramos pasirodo jis, Odisėjas. Odisėjas yra triksteris, chytras frajeris, kuris visada nusileidžia ant kojų. Senovės graikai jo pagrindinę savybę vadino metis, kas reiškia praktinę išmintį, gudrumą, suktumą. Jeigu Achilo atsakymas į bet kokią problemą yra aš tai persmeigsiu ietim nafik, tai Odisėjo atsakymas yra aš tai apeisiu. Odisėjas nenori dėl šlovės. Jis apskritai nenorėjo važiuoti į tą Trojos karą, jis apsimetė išprotėjusiu, kad jo neimtų. Odisėjas nori gyventi, jis nori grįžti namo pas savo žmoną Penelopę, jis supranta, kad pasaulis yra žiaurus, dievai yra pikti, o monstrai yra didesni už jį, todėl fizinė jėga jis nieko nepasieks. Jis laimi naudodamasis savo smegenis. Jis atsiduria ciklopo urve ir šis jį ketina suvalgyti, Odisėjas nepuola jo su kardu, nes žino, kad nepramuš, jis nužudo ciklopą, prie jam vienintelę akį, o paklaustas vardo pasako mano vardas niekas, kad kai ciklopas rieks iš skausmo ir kiti ciklopai klaus, kas jį skriaudžia, jis atsakytų niekas mane skriaudžia. Odisėjas yra žmogaus intelekto pergalės prieš aklą gamtos jėgą. Metaforo jis moko, kad prisitaikymas, lankstumas, kantrybė ir gebėjimas manipuliuoti situaciją yra kur kas galingesni ginklai nei pati kiečiausia bronza. Jo 10 metų kelionė namo yra žmogaus gyvenimo kelio archetipas, kur mes visi susidurėme su pagundomis, su neįveikiamomis kliūtimis. Ir tavo pagrindinė užduotis yra išlaikyti sveiką, racionalų protą, jeigu nori išgyventi. Ar matėte filmą apie herojų, kuris kovoja su savo vidiniais demonais, praranda draugą ir tada eina keršyti? Tai Achilas. Ar jūs žiūrite serialą apie vyrą, kuris keliauja per pragarą, naudodamasi savo protu, kad susigrąžintų savo šeimą? Tai Odisėjas. Koncepcija, kad priešas nėra tiesiog bevardis pabaisa, kad priešas irgi myli savo žmoną, turi tėvus ir kenčia, Trojėnų vado Hektoro humanizavimas yra tai, ko lygi tol literatūroje nebuvo. Iki tol, jeigu priešas tai pabaisa, jeigu herojus tai angelas. Ir tada atėjo Homeras ir toks, ne viskas taip vienareikšmiška, kompadrės. Jis atrakino tą pasakojimą, kad viskas turi savo logiką. Dalykai iš niekur neatsiranda ir niekur nepradingsta. Kiekvienas veiksmas turi savo pagrindimą. Trojenai laimi, nes Achilas atsisako kariauti. Achilas sėdi palapinėje, nes Agamemnonas jį įžeidė. Agamemnonas jį įžeidė, nes jis yra savimila ir silpnas. O Hektoras nes taip nusprendžia dievai. Siužetas iš kažko kyla ir į kažką eina. Homeras mus išmokė, kad pasaulis nėra juodas ir baltas, kad karas yra šlovingas, bet tuo pačiu jis yra purvinas, žiaurus ir atima viską, kas brangu. Kad herojai daro klaidas, o dievams visiškai nusispjautant mūsų mirtingų problemų. Ir vienintelis dalykas, kas suteikia gyvenimui prasmę, yra tai, kaip mes pasitinkame savo likimą. World buildingas buvo dalykas, kurį padarė Homeras, ir Homeras nebuvo šiaip pasakotojas, jis buvo pirmasis pasaulio kinematografas, dar iki Tolkieno ir Džordžo R. Martino. Homeras kūrė didelius ir komprehensyvius literatūrinius pasaulius, darė tai prieš beveik 3000 metų, jokių kamerų ir kompiuterių. Homeras netgi neturėjo popieriaus lapo užsirašyti. Vienintelė jo įrankiai buvo žmogaus vaizduotė ir ritmas. Kai 1977 metais išėjo pirmieji žvaigždžių karai, Džordžas Lukasas padarė revoliuciją. Jo parodytas kosmosas nebuvo blizgantis, sterilus ir švarus. Erdvėlaiviai buvo apdaužyti, purvini, robotai surūdijo, žmonės pavargę ir prakaituoti. Geriečiai seniai pralaimėjo ir blogio jėgos dominuoja galaktikoje. Tai atrodė tikra.
nes atrodė naudota, tarsi ten iš tikrųjų gyveno žmonės. Homeras padarė lygiai tą patį. Jo kuriamas bronzos amžiaus pasaulis nėra kažkoks švarus idealizuotas Disneylandas. Tai yra pasaulis, kur daiktai turi savo istoriją, o žmonės savo praeitį. Kiekvienas kardas, kiekvienas skydas, kiekviena ietis Homero epose nėra šiaip ginklas. Tai yra unikalus objektas su savo asmeniniu loru. Kiekvienas daiktas turi savo svorį ir savo prisiminimą. Kai Agamemnonas apsirengė savo šarvus, Homeras nesako tiesiog jis užsidėjo šarvus. Homeras sustabdo veiksmą ir pradeda detalų unboxingą. Jis pasakoja, kad tą krūtinę šarvą Agamemnonui padovanoja Kipro karalius Kiniras, kad jame yra 10 dryžių juodo emalio, 12 aukso ir 20 alavo, kad ant jo rangosi 3 tamsiai mėlynos gyvatės. Kai Odisėjas gauna lanką, mes sužinome, kad tą lanką jam davė draugas Ifitas, kuris vėliau buvo žiauriai nužudytas Heraklio. Iliadoje mūšio lauke graikų herojus Diomedas susitinka Trojos sąjungininkę Glauką. Vietoje to, kad kapotų vienas kitą bronziniais kardais, jie sustoja vidury skėrinių, atsiremia ietis ir pradeda aiškinti savo giminės medžius. O tai kieno tu būsi? Ai, tai tavo senelis buvo tas ir tas. Geras, mano senelis pas jį svečiavosi. Šitas dalykas vadinasi pacingas, istorijos greitis arba ritmas, kurį tu keiti. Jeigu bus per daug veiksmo, auditorija pavargs, jeigu per mažai, jei bus nuobodu. Homeras tai akivaizdžiai jautė ir jis pradėjo su tuo dalyku žaisti. Periodiškai jis stabdo veiksmą, nusikelia į kitus laikus, jo herojai daro side questus, o tada viskas grįžta atgal į pagrindinį veiksmą. Homeras puikiai žino, kada reikia veiksmo, o kada refleksijos. Iliadoje graikai ir trojanai pagaliau susitinka atvirame lauke. Visi laukia epinio mūšio, armija artėja viena prie kitos ir tuoj kils mirtina kova tarp nesustabdomų jėgų, bet Homeras stabdo veiksmą. Trojanų karalius Priamas sėdi ant miesto sienos su senoliais, prie jo prieina Helena, moteris, dėl kurios ir prasidėjo visas šis karas, ir Priamas sako jai: ateik čia, vaikė, atsisėsk šalia manęs, papasakok man, kas ten stovi, kas tas aukštas karys, kas tas plačiapetis. Ir Helena pradeda rodyti į graikų vadus ir pasakoti apie juos. Storytellinge tai vadinasi ekspozicija. Veiksmas sustabdomas tam, kad mes susipažintume su veikėjais, išgirstume jų istorijas, pajaustume tvyrančią įtampą. Mes matome priešus ne kaip anoniminę masę, o kaip konkrečius individus Helenos akimis. Homeras suprato, kad veiksmas be konteksto yra nuobodus. Žmonės turi suprasti, koks yra santykis tarp veikėjų, kad galėtų įsitraukti ir jiems būtų įdomu. Šitą dalyką yra sudėtinga pajausti ir apie tai daugiausiai kalba tik tai žmonės, kurie gali skaityti Homerą originalo kalba, klasikinę graikų. Aš net nepretenduoju į tas žinias, bet suprantantys žmonės sako, kad Homero eilėse yra ritmika ir garsas, kurie papildo pasakojimą. Jis naudoja onomatopėją, tai yra žodžius, kurie imituoja garsą. Kai lankas įtempiamas ir paleidžiamas strėlė, eilutės ritmas ir garsai skamba kaip lanko timpas pokštelėjimas. Kai bėga žirgai, daktilinis hegzametras muša ritmą, dadadum, 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 kaip kanopomis į žemę. Homeras nuolat atkreipia dėmesį į tai, kaip skamba pasaulis, žalvario žvangėjimas, kaulų lūžis, aimanos, vėjo švilpimas. Tai yra kaip garso efektai kine, kada kiekvienas žingsnis, kiekvienas ginklo išsitraukimas turi savo skambesį ir tai pasaulį padaro tikru ir gyvu. Senovės pasakotojai dažniausiai herojus rodydavo vienmačius, jis nusprendė ir padarė, bet Homero herojai abejoja. Prieš pat mirtį Hektoras, stovėdamas prie Trojos sienų ir matydamas atbėgantį Achilą, patiria panikos ataką. Tas galingas, stoiškas kariuomenės vadas staiga praranda nervus ir jis pradeda bėgti. Jis bėga nuo Achilo aplink Trojos sienas 3 kartus. Homeras parodo herojų kaip žmogų, kuris tiesioginė prasme bijo mirties. Jo vidinis monologas, kai jis bando su savimi susitarti, o gal man padėti ginklus, gal man atiduoti jam Heleną ir visus turtus. Ne, jis manęs nesiklausys, jis mane tiesiog papjus kaip moterį. Šitas vidinis draskimasis yra modernios literatūros pagrindas. Homeras neaprašinėjo robotų, kurie vykdo programą. Jis aprašo asmenybės, kurios lūžta, klysta, bijo ir keičiasi. Todėl skirtingai nei kitus senovinius tekstus, Homerą galima skaityti. Taip nėra paprasta, taip akys raipsta nuo nepažįstamų pavadinimų, bet pamėginkit paskaityti Gilgamešo epą ar Rigvedą kokią.
Exit. Tie dalykai buvo parašyti visai kitokiems protams ir visai kitoms kultūroms, be konteksto atrodo šaiza kažkokia skaitai, nes tai buvo labai archaiška meninė išraiška, hiperlokalizuota, skirta labai specifiniai auditorijai, kuri ir taip viską supranta. Ir niekas negalvoja apie universalumą, niekas nemąstė, kad tuos tekstus gali skaityti kažkas iš svetur ir už daugelio tūkstantmečių, kai tavo civilizacija jau seniausiai yra išnykusi. Čia tik mano niekuo neparemta teorija, bet galimai čia graikų pasaulis. Senovės graikai niekada nebuvo vienas darinys, tai buvo graikų tautų ir tautelių konfederacija, savotiška, labai archaiška Europos Sąjunga. Nors kalbos buvo panašios, bet tai buvo skirtingi dialektai, lyg tai tas pats dievų panteonas, bet pas kiekvienus graikus savi favoritai. Skirtinga architektūra, skirtingos mados, skirtingos politinės sistemos. Čia jums ne kokia nors Azijos imperija, kuri užkloja viską kaip tsunamis ir paverčia visus savo klonais. Ne, senovės Graikija buvo kalbų, kultūrų ir tradicijų katilas. Manau, kad Homeras tikrai turėjo galvoti apie universalumą, kaip padaryti pasakojimą, kuris tiktų ir būtų suprantamas visiems. Again, čia tik mano spėjimas, bet Homeras atrakino paslaptį, tikrumas ir žmogiškumas. Nesvarbu, kokią tu istoriją pasakoji, kokį fantastinį pasaulį rodai. Bet jeigu žmonės ten elgiasi, kaip elgtumeisi tu, jeigu tu matei dalykus, kuriuos patyrei, tu visada tuo patikėsi, nes tu tiki tik tais dalykais, kurie yra tau pažįstami. Čia ir slypi Homero kūrybinė jėga, tikri personažai ir tikros istorijos, tu skaitai ir tu tiki tais dalykais, kad jie taip gali vykti. Ir tu tapatini save su tais herojais. Nepaisant dievų, burtų, magijos ir fantastinių būtybių, kurios dalyvauja tose istorijose, jos vis dar yra apie mus, apie žmonės, kurie nepaisant tūkstantmečių istorijos niekada nesikeičia ir visada išlieka tokie patys. Todėl tie pasakojimai mus taip kabina, nes mes juos skaitome ir matome juose save. Tai šitą dalį jūs galite praleisti, nes toliau jūs girdėsite reklamą. Tai galite pasinaudodami chapteriais arba skyriais, kad ir kaip tai vadinasi jūsų platformoje, arba tiesiog eikite į aprašymus apačioje, rasite skyrių laikus, skyrių pavadinimus ir galėsite klausyti šitą epizodą ten, kur jums yra įdomu. Nes toliau jūs girdėsite reklamą apie tai, kad Armėno radijuje yra toks dylas, nerašytas socialinis kontraktas, kad visas nemokamas įprastas turinys, jis yra su apribojimais. Jis yra cenzūruotas, jis yra su reklama, su monetizacijom ir visas tikrasis, gerasis Armėno radijo turinys, jisai yra paslėptas už mokėjimų sienos. Ir jeigu jūs norite tą turinį atrakinti, tai jums yra reikalingos Armėno radijo prenumeratos. Jų yra iš viso 3. Armėnas Plus, Armėnas Pro ir Armėnas Ultra. Armėnas Plus kainuoja vienintelį eurą į mėnesį ir už tai jūs gaunate priėjimų prie Armėno radijo epizodų be reklamos ir apribojimų. Įprastinėse epizoduose, kaip ir sakiau, aš iškarpau visus keiksmažodžius, įdedu šitas reklamas, YouTube atsiranda monetizacija. Jeigu jūs norite gyventi be šitų dalykų, sumokėkit vienintelį eurą į mėnesį į Armėno Plus prenumeratą, Armėno radijo Patreon arba Contribui, nuorodos yra aprašymas ir komentaruose apačioje. Ir tiesiog atsirakinkite švarų, gerą, tvarkingą kontentą N18 be reklamos ir apribojimų ir klausykite sveikatą. Dar yra Spotify'us. Armėno radijo epizodai be reklamos ir apribojimų yra sudėti į bendrą Spotify feedą, jie yra pažymėti atskirai plus. Ir tiesiog jums tai reikia tik nueiti, paspausti ant bet kurio jums patikusio, jums iššoks pasiūlymas susimokėti netgi ne 1 eurą, o 99 centus. Šitą sumą aš norėjau padaryti visur, bet tik tai vienintelis good guy Spotify man leido įvesti sumą mažesnę negu vienetą. Tai susimokate 99 centus ir galite klausytis Armėnas Plus epizodų tiesiai iš savo Spotify komforto ir patogumo. Armėnas Pro, čia jau yra rimčiau, 4,99 į mėnesį. Už tai jums iš karto į paketą įeina visi Armėnas Plus epizodai, jie be kalbų jau jums atsirakina ir dar jums atsidaro priėjimas prie Armėnas Pro epizodų, kurie yra dar fainesni negu Armėnas Plus. Jie lygiai taip pat yra be reklamos ir apribojimų, bet tai yra ilgesni epizodai. Visada kiekviename podcaste būna bonus kontento, kurį aš iškerpu ir palieku tik tai pro klausytojams. Šį kartą buvo
aš nežinau, čia kas čia buvo, toks biškio off-topiko vakaras. Pradėjau nuo Christopherio Nolano, nuo jo Odisėjos, nuo filmų, tada perėjau kalbėti apie jo brolį Jonathaną Nolaną ir tada kažkoks dėjo rantas apie plastinės operacijas ir jaunystės kultūrą. Nežinau, kas ten buvo. Galite va čia paspraktelėjimo paklausyti, kaip tas dalykas maždaug skambėjo. Ir dienos pabaigoje, jeigu aš palaikau žmogų, kuris nori būti trans, tai kodėl aš neturėčiau palaikyti žmogaus, kuris nori turėti guminį veidą. Bet tuo pat metu aš nežinau, ar sveika yra tas jaunystės kultas, nes čia yra ne tik tai moterų aktorių problema, vyrai aktoriai lygiai taip pat nuo tokių pačių dalykų stradalina. Tom Cruise'as, Bradas Pittas, Bradley Cooperis kažkaip labai neseniai debiutavo savo naujosius veidus ir tu juos žiūri ir tu galvoji, seni, tavo veidas atrodo taip, kaip AI-aus yra padarytas. Ką tu darai su savim, girdi? Ir ne tik bonus kontentas eina į Armėnas Pro, tai yra ir ankstyvos prieigos, early access turinys. Tai reiškia, kad visi Armėnas Pro epizodai įsiklausykit, savaitę anksčiau pasirodo, negu jie išeina į eterį įprastai. Ir jeigu jūs norite išgirsti ateinančios savaitės epizodą, tai tiesiog einate į Armėno radijo Patreoną ir Contribui, nuorodos bus aprašymuose ir komentaruose apačioje, pasirenkate Armėnas Pro prenumeratą, susimokate 4,99 į mėnesį ir klausotės ateinančios savaitės epizodo šiandien. Ir dar yra Substackas, ten yra sudėtas tik tai Armėnas Pro kontentas. Substackas yra Max keista platforma, nėra labai gera vieta podcasto laikyti ir palaiko tik vieną prenumeratos lygmenį ir neleido man įvesti mažesnio skaičio už 5. Dėl to visas Armėnas Pro turinys ten kainuoja ne 4,99 į mėnesį, o 5 eurus, bet kaip mielas papildomas bonusas ten yra metinės prenumeratos už 49,99 į metus. Jūs galite nusipirkti ir metinę prenumeratą ir klausytis Armėno radijo epizodų 12 mėnesių į priekį, tiesiog už pigiau negu kad mokėdami 12 kartų po 5 eurus. Again, nuorodą į Armėno radijo Substacką rasite komentaruose ir aprašymuose apačioje. Galiausiai, Armėnas Ultra pats pačiausias prenumeratos lygmuo. 9,99 € jums nuperka viską, ką gali duoti šitos podcastas. Tai visų pirma Armėnas Plus epizodus be reklamos ir apribojimų, Armėnas Pro epizodus be reklamos apribojimų, ilgesnius ir savaitę anksčiau. Ir galiausiai jūs gaunate prieėjimą prie Armėno slėptuvės, kur sudėti visi klasikiniai Armėno radijo epizodai, kurių niekur kitur neberasite daugiau internete. Ir kodėl taip yra, papasakau 100 epizodo reklamoje. Armėnas Ultra bazuojasi Armėno radijo Patreon'e ir Contribui, nuorodas, į kuriuos jūs atspėjote, rasite komentaruose ir aprašymuose apačioje. Jeigu dabar degate nesveikų norų palaikyti savo mėgstamiausią podcastą, bet to negalite padaryti savo pinigais kol kas, tai visada galite man padėti savo laiku. Pirmas dalykas, tai jeigu jums tikrai nuoširdžiai patiko šitas epizodas, tai paklausykite jo nuo pradžios iki pabaigos. Antras daiktas, jeigu jums atrodo, kad šitas epizodas kažkam patiktų, tai tiesiog nusiųskite jiems nuorodą ir paraginkit paklausyti. 2 paprasti dalykai su labai dideliu efektu. Tuo pačiu noriu jūs paraginti užeiti į blue-yellow.lt ir nepamiršti padėti Ukrainai nugalėti. Ir jūsų patogumui aš esu sukūręs vietą, kur visą tai, ką aš jums dabar papasakojau, viskas yra sudėta aiškiai, patogiai, suprantamai vienoje vietoje jums naudoti. Tai yra Armėno Linktree. Linktree/Armėnas, arba eikite į aprašymus ir komentarus apačioje, ieškokit, kur parašyta visas Armėnas čia, spauskite nuorodas ir jūs atsidursite toje magiškoje vietoje, kur yra sudėtos visos prenumeratos, visi Contribui, Patreonai, visi blue-yellow, visos platformos podcastų, kur yra aptinkamas Armėno radijas ir visos socialinės medijos. Linktree/Armėnas arba aprašymai ir komentarai apačioje. Ačiū visiems už dėmesį ir palaikymą. Skelbiu šitą reklamą baigtą. Važiuojam atgal į epizodą.
Iliada ir Odisėja nėra tiesiog dulkėti tekstai iš praeities, tai yra absoliučiai gyvas, pulsuojantis organizmas, kuris maitina kiekvieną knygą, kiekvieną scenarijų ir kiekvieną naratyvą, kurį mes šiandien naudojame. Homeras paėmė seniai pamirštą karą dėl moters, bronzos amžiaus griuvėsius ir dainas prie laužo ir padarė iš jo du sudėtingus ir niuansuotus pasakojimus apie žmogaus prigimtį, kuriuos mes pasakojame lygi šiol. Knygose, spektakliuose, filmuose, komiksuose, žaidimuose, operoje ir balete. Milijonai disertacijų ir monografijų. 10 milijonų knygų ir dabar podcastų nagrinėja ir analizuoja šitą kūrinį iki paskutinės molekulės. Todėl, kad tai yra mūsų epinio storytellingo kodas. Tai yra pavyzdys, kaip reikia daryti, kaip atrodo meistriškumas, kuris neišblėso net praėjus beveik 3000 metų. Kalbant apie epus, sekanti mano tema bus epinė. Epizodas bus apie Kinijos istoriją, todėl nusiteikit serialui. Ten eina šiek tiek visko daug ir prireiks ne vieno epizodo, kad aš jums viską papasakočiau. Todėl Dangaus karalystė. Kitą kartą per Armėno radiją. Va jums ištrauka iš šito būsimo epizodo. Valstybė gimė ne iš noro kariauti ar gintis, kaip tai labai dažnai būna daugelio valstybių istorijoje, o iš poreikio valdyti upes. Iš tos drėgnos, rudos, viską ryjančios nevilties gimė mechanizmas, kurio mastų pasaulis nebuvo matęs. Valstybė tapo vienu gigantišku organizmu. Šiandien tiek. Iki kito.